Beveik visi ETF lygiuojasi į atitinkamo indekso sudėtį, veiksmus ir rezultatus, pavyzdžiui, S&P 500 arba Nasdaq 100 indeksus. Bet tas ETF lygiavimasis ir atkartojimas gali labai skirtis priklausomai nuo fondo valdytojo taikomos strategijos, o priklausomai nuo to, kokiu būdu fondo valdytojas lygiuojasi į indeksą ir kokias investavimo strategijas jisai taikys, skirtingų investuotojų rezultatai nuo to gali skirtis ne procentais, o kartais. Tai šiame video parodysiu esminius skirtumus tarp to, kokius fondų valdytojai taiko indekso kopijavimo būdus ir tų fondų jų veikimo principus, kad žinotumėte tiksliai, ką ir kurioje situacijoje rinktis. Tai žiūrėkite video iki galo, klausimus rašykite komentaruose, spustelkite like mygtuką ir pradedam. Yra du fizinio kopijavimo būdai, vadinamas full replication ir sampling. Pirmas būdas investuojant į ETF yra žinomas kaip visiškas replikavimas. Visiškas replikavimas vyksta tada, kai investuotojas tiesiog perka ETF, kuriame yra visi tie patys vertybiniai popieriai, kaip ir indekse, kurį seka ir atkartoja ETF valdytojai. Kadangi ETF turi visus vertybinius popierius su vienodais koeficientais, investuotojas gali sukurti beveik identišką indeksų investicijų krepšelį. Čia kaip kurie sako, investuosiu į S&P 500 indeksą. Tai tiesiog indeksą neinvestuosim, investuosim į ETF, kuris visiškai kopijuoja tą indeksą. Imam full replication ETF, pavyzdžiui, iShares S&P 500 Informational Technology Sector UCITS ETF. Šis fondas taiko full replication kopijavimo metodą, kas reiškia perka visų indeksą sudarančių kompanijų akcijas, tokia pat proporcija kaip ir nurodyta indekse, ir perbalansuoja turimų akcijų proporciją, kai indekse padaromas sudėties pakeitimas. Kitas fizinės replikacijos modelis yra sampling, tai mėginių metodas. Ši strategija yra naudojama, kai atkartoti visą indeksą yra neįmanoma arba neefektyvu. Tai tokia situacijoje ETF valdytojai pasirenka, kurias indeksą sudarančias kompanijas, kurių akcijas pirkti, o kurių ne. Pavyzdžiui, fondas gali atkartoti 80% indekso ir dažniausiai to pakanka, nes paskutinėse indekso vietose esančios kompanijos galite sudaryti po 0,01% indekso ir dėl to tų kompanijų vertės pokyčiai turės labai mažą arba netgi nereikšmingą pokytį pačio ETF kainai. Tokio fondo pavyzdys būtų iShares MSCI ACWI, tai All Country World Index UCITS ETF. MSCI ACWI indeksas seka 2645 kompanijas, tai atspindi 2645 kompanijų bendrą vertę, bet šis ETF-as, kuris seka šį indeksą, perka 2329 atrinktų kompanijų akcijas. Viskas. Jeigu nėra žodžio physical, full sampling ar sampling technique, fondas neperka kompanijų akcijų ir naudoja sintetinės priemonės. Ir dabar kokie yra tų sintetinių priemonių ir kam jos naudojamos ir kokie yra jų pliusai ir pranašumai lyginant su fizinės sudėties ETF-ais. Jeigu fondo aprašyme yra žodžiai synthetic, swap, options arba leverage, yra 99% tikimybė, kad fondas bus sintetinės sudėties. Dabar kam naudoti sintetinius produktus, kai galima naudoti tikrą daiktą? Toks visiškai konservatyvus klausimas. Tam yra dvi priežastys. Pirma, naudojant sintetinės priemonės gali būti lengviau valdyti patį ETF, kas reiškia mažesnius kaštus fondo valdytojams ir automatiškai mažesnius turto valdymo mokesčius investuotojams. Bet aš sakyčiau pasverti, ar 0,1% mažesnis turto valdymo mokestis, kas reikštų 1 eurų mažiau mokesčių per metus, turint 1000 eurų investicijose, yra ta suma, ta reikšminga sutaupama suma, kuri turėtų daryti įtaką rengiantis ar investuoti į ETF, kuris perka tikras kompanijų akcijas, ar investuoti į sintetinės sudėties fondus, tai kurie neperka tų kompanijų akcijų. Tokio fondo pavyzdys būtų Invesco S&P 500 UCITS ETF ir fondas taiko 0,02% mažesnį turto valdymo mokestį už fizinės sudėties, tai pilnos replikacijos iShares S&P 500 UCITS ETF. Tai sintetinių fondų pirmas pliusas yra tas, kad sintetiniai fondai gali būti pigesni už fizinius, ir antras jų yra privalumas tas, kad naudojant sintetinius fondus, kadangi yra įmantresnių finansinių priemonių, galima taikyti, pavadinkim, įmantresnės investavimo strategijas, nes sintetinių priemonių pasirinkimas yra daug didesnis negu fizinių investicijų, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų ir žaliavų. Žaliavų dažnu atveju bus irgi sintetinės, bet būna ir fizinės. Pavyzdžiui, biržoje prekiaujamos žaliavos, kur iš tiesų perka atitinkamą žaliavą, pavyzdžiui, auksą. Beje, visi šiandien rodyti ir tuos, kuriuos dar parodysiu edukaciniai ETF pavyzdžiai, yra prieinami per licencijuotą Freedom 24 online vertybinių popierių brokeriai ir visi pradėję investuoti nuo 24 metų gruodžio iki 25 metų balandžio galo gali gauti iki 20 akcijų dovanų, kad investavimo pradžia būtų įsimintinesnė. Kiekvienos dovanojamos akcijos vertė gali siekti $800. Šios akcijos sąlygas ir vadinį registracijos
registracijos nuorodą rasite video aprašyme ir įdėsiu video gido nuorodą, kaip susikurti paskyrą lengvai, greitai ir be klaidų. Investuotojų pinigai Freedom24 paskyroje yra drausti iki 20 000 eurų Europos investuotojų kompensavimo fondo, brokeris taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje investuojant ir holdingo akcijas, kuriam priklauso Freedom24 online brokeris, taipogi galima įsigyti vienoje didžiausių pasaulio JAV Nasdaq vertybinių popierių biržoje. Tai jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite Freedom24 paskyros, pasinaudokite galiojančią akciją, registracijos nuorodą ir promo kodus rasite video aprašyme. Dabar kiek plačiau apie kiek įmantresnius sintetinius fondus ir parodysiu du pavyzdžius. Vieną S&P 500 ETF, kuris kiekvieną mėnesį išmoka gan daug uždirbamo pelno investuotojams, ir antras bus S&P 500 ETF, kuris juda vertė dvigubai lyginant su klasikiniais, pavyzdžiui, fizinės sudėties S&P 500 ETF-ais. Pirmas yra Income Shares S&P 500 Options ETF, tai investicijų valdytojai prekiauja finansinėmis priemonėmis ir uždirba investuotojams pinigus, išmoka uždirbamo pelną kiekvieną mėnesį ir vertinant pagal dabartinę S&P 500 Options ETF kainą ir praeitą išmokėtą distribuciją, ateinantį išmoką turėtų būti 69,09 metinių procentų dydžio. Tai investuojant į šį investicinį produktą, kuris visiškai naudoja sintetinės priemonės arba dalinai sintetinės priemonės, galima susikurti papildomą pasyvių pajamų šaltinį ir hipotetiškai apsisaugoti nuo pačio S&P 500 vertės kritimo, kadangi S&P 500 vertės kritimą gali kompensuoti arba bent jau dalinai kompensuoti išmokamos gan didelės pasyvios pajamos. Antras įmantresnio sintetinio fondo pavyzdys būtų X-Shakers S&P 500 to X Leverage Daily Swap UCITS ETF. Šis fondas kyla ir krenta vertė dvigubai lyginant su S&P 500 indeksu. Bent jau fondo valdytojų siekis padaryti taip, kad šio fondo ETF vertė ir kiltų, aišku, ir kristų dvigubai lyginant su S&P 500 indeksu ir dažniausiai jiems gaunasi. Kas reiškia, jeigu S&P 500 pakyla vertė 5 procentais, šis fondas vertė pakyla 10 procentų ir jeigu S&P 500 pakrenta vertė 5 procentais, šio fondo vertė pakrenta 10 procentų. Tai šis fondas bus labiau tinkamas, labiau riziką toleruojantiems ir siekiantiems dvigubai didesnio investicijų vertės augimo potencialo, tai dvigubai didesnio nei gali uždirbti pati akcijų rinka. Pati plačioji akcijų rinkoje, šiuo atveju konkrečiai JAV plačioji akcijų rinka, bet tokių svertinių ETF-ų, sintetinių svertinių ETF-ų galima rasti skirtingų rinkų. O čia galite matyti, kiek kuriais metais augo ar krito klasikinis S&P 500 indeksas. Klasikinis, kas reiškia sintetinis, svertinis turės kitokius rezultatus. Apibendrinant, ir čia yra mano asmeninė nuomonė, kurią nereikėtų vadovautis, nes čia ne investavimo rekomendacijos, o pasidalinimas asmeninė nuomonė, norintiems paprasto periodinio investavimo žvalgytis fizinės sudėties fondų, ar tai būtų pilnos replikacijos ar dalinės replikacijos, nebent investuojama suma pinigų yra tiek didesnė, kad 0,02 procentų mažesnis sintetinio fondo mokestis, turto valdymo mokestis turėtų darytų reikšmingą įtaką investicijų augimui, o jeigu norima investuoti įmantriau, pavyzdžiui, gauti gan daug pasyvių pajamų kiekvieną mėnesį ir turėti dvigubai didesnį rezultatą nei generuoja pati akcijų rinka, kito pasirinkimo nei sintetiniai fondai tiesiog nėra. Aš skirtingoms investavimo strategijams taikyti naudoju ir fizinės sudėties, ir įmantrius sintetinės sudėties fondus. Plačiau apie daug pasyvių pajamų išmokančius finansinius produktus esu daręs atskirą video, nuoroda bus čia kortelėje. Nepamirškite gauti iki 10 akcijų dovanų pradėjus investuoti su Freedom24 brokeriu. Šiame video rasite detalų video gidą, kaip lengvai, greitai ir be klaidų susikurti paskyrą. Registracijos nuorodai ir akcijos kodai bus video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatom visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.